Sveiki. Šiandien norėčiau pakalbėti apie likiminius ženklus ir jų energetiką. Praeitame pokalbyje, kaip prabūsti laimingai, mes truputį kalbėjome apie tai, kad prabudimo metu žmogus tą akimirką, kaip dar sąmonė neprabūdus, gali suspėti sugauti iš pasąmonės siunčiamus signalus. Tai gali būti likiminis signalas. Tai yra vienas kelias apie likiminius ženklus. Ir po šito pokalbio aš gavau keletą skambučių su prašymu plačiau pakalbėti apie likiminę energetiką, ką šiandien su malonumu ir darau. Pasak Lao Siunio, visas žmogaus gyvenimas tai likimo ir kartu su žmogumi kūriamas gyvenimo paveikslas. Likimas yra talentingas dailininkas, kaip Rubensas, kaip Leonardas da Vinci, Van Gogas ar Van Deikas. Bet mes, žmogus, užtepliojam tą paveikslą savo skubėjimu, savo feikiniais norais, feikiniais tikslais, apsinuodijimu informacijai. Taip, kuo spartesnis mūsų gyvenimas, kuo daugiau to nerimo mūsų gyvenime, to mes turėtume būti dėmesingesni, savo daugiau dėmesio skirti ir dėmesį skirti savo likimui. Jeigu savo neturim laiko skirti, iš kur mes tam likimui skirsime, tai ir liekam be likimo globos ir vargstam. Likimas niekada žmogaus nepalieka, jis yra visą gyvenimą bendrakeleivis. Žmogus jį palieka ir žmogus lieka be likimo, be likiminės globos. Likiminė energetika, apie kurią šiandien mes kalbam, sąvoka yra gana plati. Tai ir lemties, dangaus, maldos, Dievo, sugautų tyloje likiminių minčių, žmogaus vidinio pasaulio ta išraiška, sutiktų žmonių likiminiai palinkėjimai, energetinių būsenų energija. Apie tai mąstė ir Einšteinas, tai jis kūrė visatos virpesių tą teoriją, Teslos tyrinėjimai, Lao Siunio, kuris labai tyrė pasąmoninių galimybių panaudojimą praktiškai. Jis labai man daug davė, mes jau buvom susitikę Varšuvos knygų mugėje ir būtent Kinijoje labai gal jų ir tas kilimas ekonominis ir visos galios, būtent jie išnaudoja visas žmogaus galimybės, ko mes dar tik tai teoriškai kalbam. Naudot reikia praktiškai. Lao Siunio, tai daug man padėjo, kad aš galiu dalintis ir su kitais žmonėmis. Man teko klausyti seminarų, mokslininkė, kuri tyrė visą gyvenimą pašventusi smegenų darbų tyrimui. Ir jis sako, mes žinom tik tai 10%, kaip dirba smegenis, kaip dirba mūsų protas. O 90% tai mūsų nerti dirvonai, ieškojimai, tai ir yra ieškojimai. Yra kur ieškoti, todėl kad nėra 2x2, nėra aritmetikos, nėra dėsnio, nėra principų gaudyti, ieškoti, eksperimentuoti. Taip. Svarbiausia gyvenimo likiminių ženklų pasireiškimų stebėjimas. Stebėti savo praeitą, dabar turim tiek metų, sakykime, 30, 50 ar 80. Pastebėti, praanalizuoti tą gyvenimą, kokie buvo susitikimai, kur praleidai progą, kur laimėjai gyvenimą, kur atstumai tą žmogų likiminį ir turi vargti visą gyvenimą. O ta analizė gali padėti ateičiai, tas yra labai svarbu. Likiminė energetika, jeigu trumpai pasakius, tai viskas, kas lemia žmogaus gyvenimą, kas gali nulemti jo norus, jo azartą, jo fortūną. Likiminė energetika reiškia ir per ženklus, ir per likiminius žmonės. O sakykime, jeigu konkrečiai kalbėti apie save, kad būtų aišku, ne? Aš, sakykime, dirbau labai sunkioj gamybai, sutikau, ėjau tuo metu į redakciją, kada buvo likiminis žmogus. Tai buvo prieš 40 metų, aš su juo pakalbėjau, jau mano mintis sugeneravo, jam patiko, jis buvo įtakingas ir lėmė, kad aš tapau redaktoriumi. Vienoje spaustuvėje Klaipėdoje sutikau žmogų, kuris man lėmė vertimus ir mane paskatino vertimus ir supažindino su leidyklom kitose šalyse. Ir 2 milijonus mano išėjo knygų kitom kalbom. Lėmė žmogus, Alekseičiko sutikimas. Man lėmė, kad aš vasaros 5 parašiau 7 knygas, pats atsveikinu su depresija, taip toliau, neišeik iš savo gyvenimo, išeik iš gyvenimo tų žmonių, kurie tau blogi, tai išvada kokia.
bet man davė pažinti daug žmonių, tų sergančių depresija. Ir daugelis iš jų, aš matau, kaip jie praradę likimo globą. Ir nei vaistai, nei psichiatras jiems negali padėti, jiems reikia sugrįžti prie likimo, atrasti savo klaidas, pažinti. To nedaro, daugelis to nedaro, dėja. Laosionis man padėjo, kad aš galiu vesti pasąmonės tyrinėti. Šitos jų principus aš panaudoju, dalindamasis energetinius seminarus, vesdamas kursus ir taip toliau. Likimai per žmonės, kaip aš kalbu, ir per ženklus reiškiasi. Likiminiai ženklai būtent per ženklus ir yra, per žmonės ir per tuos savo ženklus. Tai lėmė, sakykime, man daug padėjo Šventos Marijos paveikslą, kurio visa istorija, tai yra ilga istorija. Aš ją aprašiau mūsų svetainėje www.3žvaigždutės.lt, skirelis taip ir vadinasi Likiminiai ženklai. Aš parašiau visą tą istoriją, tai yra kaip filmo ta istorija, kuris lėmė būtent tas žmonės, kad aš juos susitikinėjau. Tai lemtingi ir buvo mane vedžiojo. Vasaros 5, tarp kitko, viena yra pasakė, aš negaliu melstis, kai aš pagalvoju, kad Marijos prašytojų 7 milijardai. Vat štai yra kokia klaida. Marija yra kiekvienam skirta, tau skirta, man skirta, kiekvienam dalinkimės. Dalinkimės, ieškokim, tai yra vienas iš tų atradimų. Paskaitysit visą plačiai prašiau istoriją. Stebuklo plyta ten, būtent katedros aikštė, aš eidavau į redakciją, Bernardinų gatvė, katedra jau būtų išversta. Buvo vienintelė originalas stebuklo plyta. Jie jau keitė grindinį ir būtų išvežę. Aš turiu redakciją, aš ir kalbu iš to kabineto, kur ta plyta ir dabar šalia manęs yra stovi. Taip. Tada man lėmė susitikimus, lėmė energetika, lėmė mano norą dirbti. Ir tarp kitko, kad aš rašau autografą, knygai, sakykime, pirmas autografas žmogui rašau, aš rašau linkėdamas gyvenimo stebuklų. Jonui, Petrui, Nutė rašau linkėdamas tau gyvenimo stebuklų. Ir paaiškinu, kad tai ne loterijos bilietą, kad ne aukso puodą tu laimėsi, o kad tas stebuklas likiminis, tai mintis arba likiminio ženklo pastebėjimas, atradimas. Ir to dalinuosi su kitais. Dalinuosi internete, tarp kitų, ir likimų parašau, galite žiūrėti mūsų tam likiminiai ženklai skirelė ir rasite. Čia likimas veikia su rezonanso principas, tai Einšteino ir mokslininkų tai yra rezonuoti. Jeigu tu žiūri, tu meldiesi, tu prašai ir tau nerezonuoji, tu nieko neturėsi. Ir man yra gražus toks palyginimas, kada žmogus sako, padėk Dieve, ar ne? Padėk Dieve, tai Dievas viską turi. Dievas, sakykime, aš turiu kamuoliuką. Tai yra man gaila, aš metu tau kamuoliuką ir man labai lengva, man vienas judesėlis. O žmogui, tam, kuris turėtų priimti tą likiminę dovaną, kaip įvaizdis kamuoliukas, jis turi ištraukti rankas iš kišenės, jis turi stebėti mano akis, jis turi stebėti mano rankas, jis turi tuo metu išties savo ir sugauti. Kiek žmogui sunku, už Dievui lengva, jis turi, ar ne? Jis davė, jeigu gražiai paprašai. Bet kad tu paimtum, tu turi būti susikaupęs. Tu turi rezonuoti, tu turi tom pačiom bangom, ką tu prašai gyventi. Likimas, dar galiu tokį išraišką, aš galiu likimpinigiai, uždirbti likimpinigus, mylėti likimą, draugauti su likimu. Ir labai paprasta, kaip su draugu. Jeigu su draugu draugauji, ir tau padeda, ir tau viskas sekasi. Sakykime, praradai progą nuliūsti, laimėjai džiaugsmą. Ir tu laimėjai džiaugsmą. Likimas galima labai tai vaizdžiai pasakyti, likimas ką duoda ir kaip naudotis juo. Tai tarsi likimas tau padovanojo gražų, labai mielą radijo imtuvėlį. Tu gavai dovaną, tu gavai likimo dovaną. Bet kokią stotį klausysi, tai nuo tavęs priklauso. Tu gali tarškalinės, makalinės ir visokias reklaminės, bum, bum, bum. Ir gali ieškoti ten ar Marijos radijo, ar kokių pokalbių, ar ne kultūros laidų, ar ne žmonių biografijos ieškoti. Tam ieškojime, tam radijo imtuvėlį, kurį tu gavai. Tas radijo imtuvėlis tai yra mūsų gyvenimas. Ir kur tu ieškoti, tai yra dovana, jau didžiausia dovana, ieškoti. Taip.
Baigiant, reiškia, ką norėčiau pasakyti, ieškokite visur, ieškokite likiminių ženklų, gimtinės vaizdai tai gali būti, talismanas gali būti, ar ne? Sakralinės aplinkos vietos kūrimas namuose, sakykime, juk į Jeruzalę ar Šilutę nenuvažiuosi kasdien, ar ne? O turėti savo medį, savo paveikslą, savo laišką kažkokį ten senelės ar močiutės, kuri buvo ten šventa teta. Internete svetainiai pasidalinkite su visais, ką turit, tai ženklais, ką aš ir padariau tam likiminių ženklų skyrelyje, ne? Kiekvienas likiminis palinkėjimas rezonuojas ir tau, kuo tu daugiau linki kitiem, kuo tu daliniesi su kitais, tuo tu pats iš likimo gauni. Likimas myli tuos, kurie dalinasi tos ženklais. Svarbu rezonuoti priimančiam, kuris priima, taip pat svarbu rezonuoti. Sugaukit, ieškokit, būkite laimingi, pieškite, netrukdykite, svarbiausia, netrukdykite likimui piešti jūsų nuostabų gyvenimo paveikslą. Sėkmės visiems, iki sekančio susitikimo, lankykitės mano www.3 žvaigždutės, skyrelį kontaktai, yra mano telefonai, bendraukit, visada man miela gauti skambučių jūsų, gauti jūsų pageidavimų, pokalbių, pasidalinę mintimi, kartais mes telefonu kalbėdami atrandam kažkokį principą, kuris žmogui gali padėti, kuris ir man įdomus. Ir bendraukim, ieškokim visą laiką, kurkim, nubėkim nuo to karo, nuo tų juodų žinių, ar ne, kurkim savo gyvenimo paveikslą nuostabų kartu su likimu. Sėkmės visiems.